Labas vakaras, moteris. Noriu pabendrauti, klientės laukiu, tuoj dar po 8 turi atvažiuoti, liko kelios minutės. Žinot, tikriausiai jūs irgi, kurios prisižiūrite, kurios jaučiate, kai jūs sutinkate savo bendraamžės, klasiokės, draugės, giminaitės ir taip toliau, ar jums 40, ar 50, ar 60, ar 70, ar 80. Tikriausiai jaučiame, kaip skirtingai moteris keliauja tuo savo keliu, kas ir liečia sveikatą, kas ir liečia išvaizdą, kas ir liečia apskritai tą požiūrį žmogaus į gyvenimą. Ir žinot, pastebiu, tikrai kartojasi toksai dalykas kaip kažkoks susireikšminimas, užsidarimas. Tarkim, pavyzdžiui, moteris priaugo ar ten 20 ar 30 kg ir tiesiog, kada diskutuoji su ją, ir jinai vis tiek sako, aš be saldumynų negaliu, aš žinau, kad priešais, bet į ten daug labai valgo ir jinai negali jų atsisakyti. Tai aš tada diskutuoju, žinot, jūs galite pabandyti, tarkim, aš irgi į dieną kažką tai noriu suvalgyti skanaus, bet tas skanaus pas mane būna tarkime, po pagrindinio dienos gausaus patiekalo. Aš noriu espreso kavytės ir, tarkime, kažko tai saldaus. Nesvarbu, ar tai sausainukas, ar tai saldainiukas, ar šokolado gabaliukas, jeigu bus ar ten pyrago torto gabaliukas, bet mažai ir tai dienai aš ir pasisotinu, bet tikrai taip minimaliai. Ir tarkim, ne, aš negaliu. Arba jeigu pasakoja apie tai, kokia yra pirties nauda. Pirties nauda nueiti savaitę, kur natūraliai tu maistuko suvalgysi, gal pabandysi ir vakarienę praleisti, kaip tu ryte atsikelsi naujai atgimusi. Aš negaliu įti į pirtį, man kojos tinsta, viskas tinsta, aš po pirties jaučiuosi blogai, žinau, individualiai visko būna. Bet vėlgi, daryk mankštą, mieloji, pradėk mažai žingsniukais. Tenai ne, jeigu aš būčiau visą gyvenimą sportavusi, tai dabar aš daryčiau, o dabar, kur aš jau čia negaliu, ten kaulai retėja, išretėjo, raumenys nyksta, ten sveikata, ne, ten pėdos blogai, viskas blogai, kur aš jau čia ką dabar darysiu. Ir suprantat, visą laiką yra pasiteisinimas, visą laiką yra apskritai, kas nori, visą laiką randa galimybių pradėti daryti. Ir moteris noriu tokią žinutę perduoti, kad nesvarbu, kiek jums metų, ar 60, ar 50, ar 70, ar netgi 80, niekada nevėlu pradėti daryti mankštą, niekada nevėlu pradėti judėti. Daugybė mokslinių tyrimų, kaip ir 80-metė pradėjo ir vos ne ant galvos atsistojo apskritai ir senelių namuose žmonės netgi išjudinti. Taip, tai yra užsienį, man atrodo, Australijoje buvo toksai tyrimas, net mokslinis atliktas, kai fechtuotojas čempionas atėjo dirbti darbuotojus įdarbino ir netikėtai seneliam fechtuoti pradėjo ir jie taip įdomiai, žaismingai įsijungė, kad net savo nešioklės, net nuo sofkutės atkilo senukai. Tai va, moteris, ir dar, kuo mūsų jėga didesnė, plaštaka, mūsų neuronų daugiau, smegenys, tiesiog prieš Alzheimerį, demencijos, visi Parkinsonai. Tai ką noriu pasakyti, niekada nevėlu pradėti, kiek jums yra metų. Ir ieškokime galimybių pradėti daryti, ieškokime galimybių pradėti tą tiesiog kurti savo žmogaus, savo moters, tą geriausią versiją pagal savo genetiką, pagal savo sveikatą, pagal savo darbą, pagal savo šalį, kurioje gyvename, pagal klimatą, pagal savo charakterį, pagal savo gyvenimą. Bet veiksmo reikia mum pačiom. Tai ką, sėkmės, moterim. O čia žinote,
kaip ir sako, Jolanta, tau gerai, va tu čia suknelių rojų gyveni, tai tu čia gerai ir su suknelė. Žinot, kiek moteris turi spintoje daugybę suknelių, jos nenori vilkėti suknelių. Moteris gražios prigimtinai, bet jos eina, leidžiasi procedūros, jos nutolsta nuo savo prigimtinio grožio ir tarsi pasidaro jau ale negražios. Yra daugybė, kur ir moteris, kuri tarsi piktybiškai atrodo, netgi nemyli savęs, ar išeitis eiti, nusipjauti pasmakrę, kur tu meloji, jau net pasimatuok savo liemens apimtį, yra 90, yra 100, tai yra ženklas, tai jau ne taip, kad vizualiai čia išvaizda, meloji sveikata, ten yra pilvelio organai ir kepenys, ir inkstai, ir visa kita, tai mylėkite moterį save. Ir tikrai nereikia jokių dietų, ten kažkokių tai dalykų, ten stovyklų, badavimų. Tiesiog pati po truputį susipažinkite, kas liečia tą mitybą, kas liečia miegą, kas liečia mankštą. Atsirinkite pratimukus. Man dar reikia šiek tiek, aš irgi manau, kad paruošiu tokią lengvą moterį programą, kurios dėka moteris norėtų pradėti daryti, bet tai galima pasiekti tik tai lengvai, tik tai labai mažų žingsniukų po truputėlį ir neklausant kitų, bet savęs, pažinstant savęs, ir tada jums niekada niekas netauks, nei tie gramai, nei kilogramai. Tai ką, visos esam pakviestos į tą gražiausią moters kelionę, visos turim namų darbus ir aš jų turiu moteris, tai ką, puoškitės, būkit gražios, tokiu pereinamu oru, aš renkuosi suknelę su petnešėlė moteris, nes labai yra gerai, kai karšta, šalta, einu petnešėlės, reikia man, prisidengiu švarkelį, tai iki.